šio klubo diskusiją lydi prieš ir po lydi balsavimas. Paprastai klausimas, tema būna suformuluota kaip klausimas, į kurį galima sakyti taip arba ne, balsuoti už arba prieš. Tačiau Seimo rinkimai be abejo yra per daug sudėtingas klausimas. Todėl šį kartą yra visiškai unikali forma, tai yra totalizatorius. Prie registracijos stalelio arba ir vėliau ir prie visų stalų tikiuosi rasite lapelius, kur bus galima pildyti savo spėjimą, koks bus rezultatas, koks bus Seimas, kai 2016 metų Seimo rinkimų kampanijos dulkės išsisklaidys ir mes pamatysime nugalėtojus bei pralaimėtojus. Vienus, kurie bus iškelti iš šlovės Olimpą, kitus, kurie liks prie suskilusios geldos. Ir kas jie tokie bus, apie tai ir kalbėsime. Taigi, patariu kruopščiai dėmėtis diskusiją ir užpildyti tos totalizatoriaus lapelius, nepamiršti savo kontaktų ir paskui juos palikti arba išeinant prie registracijos stalelio arba prie šio stalo. Laimėjimas tam, kas tiksliausiai atspės rezultatus, yra vintage šampano butelis. Galiu pasakyti, kad praeitų Seimo rinkimų rezultatų tiksliausias spėjikas yra žinomas, tai yra realus žmogus, kaip kad būna tose spalvotose žurnaluose, kur išspausdina žmogus su vardu ir pavardę ir sako, jis laimėjo šią loteriją. Tai ir jūs galite laimėti. Tai tas žmogus yra Emilis Kazlauskas. Taip, jis tiksliausiai atspėjo rezultatus iš praeitų metų Politika LT totalizatorius ir gavo vintage šampano Moet Echandon, jeigu neklystu, butelį. Va, kas toliau su to buteliu darosi, nežinau. Tačiau grįžkime prie temos. Iš tiesų, dabar liko, ką tik prasidėjo oficiali rinkimų kampanija ir dar daug kas gali keistis. Ir dabar vykstantis reitingų postumiai, jie tarsi žymi vienokį scenarių, bet kiek jie yra patikimi, kiek jos gali pakeisti rinkimų kampanijos veiksmai, kiek jie žymi, na, galbūt Vilniuje užsidariusios Facebooko sferos gyventojų nuomonės ir besikeičiantį nuomonių klimatą, o kiek tai paveiks plačiuosius rinkėjų sluoksnius per visą Lietuvą. Apie tai ir kalbėsime šiandien ir noriu priminti, kad yra romėniškas pasakymas, jog į konklavą įeina daug popiežių ir išeina labai daug kardinolų. Taigi tai, kas dabar atrodo kaip sėkmės, tarsi ženklai gali dar smarkiai pasikeisti, bet iš tikrųjų labai įdomu ir svarbu kalbėtis, kas tai gali būti, kokie kriterijai galų gale lems ir kokios scenarijos galima laukti. Paprastai tiksliausiai rezultatus atspėja loterijų organizatoriai ir vakar aš, tikėdamas įsikvėpimo, nuėjau į vieną iš loterijų biurų ir bandžiau atlikti statymą už Tėvynės sąjungą, bet man pasakė, kad dar per anksti ir dar tokie rinkimai nėra registruojami, nors už Amerikos prezidento kandidatūrą jau galima lažintis, nors iki jų dar yra daugiau laiko. Tai rodo, kad vis dėlto gal mes dar per mažai užsiimame žiūrėjimu į krištolo rutulį, per mažai užsiimame prognozavimu ir būrimu ir tą ir prašysime daryti šio vakaro prelegentus, taigi ilgai nelaukęs suteikiu žodį Andriui Tapinui. Labas vakaras, mėlyjeji. Klausydamasis užliuliuotas Manto Adomėno balso, norėjau sakyti, labas vakaras, mėlyjeji kaišiadoriečiai, jaučiu susipainėjęs. Šakės, kaip kartais pat taip įdomiai gaunasi, net sutrinki. Ir taip pat aš nesupratau, tiesąkant, iš vat reakcijos salėje, ar yra tas Emilis Kazlauskas, kuris laimėjo tą šampaną? Ne, nėra, tai jam turbūt labai gėda dėl to, nes aš norėjau jam pažiūrėti į akis po šitos prognozės, ką jis padarė su mumis 4 metus šitos. Ir trečias dalykas, dar ką pastebėsiu prieš pradėdamas iš Manto kalbos, tai tik man yra labai žavinga, kokį autoritetą ir įtaką turi Seimo narys. Jis ateina į loterijas, į Olifėją, kuri prekiauja teleloto bilietais ir bando padaryti statymą kaip lažybų punktuose. Ir jie nepasiunčia jo, jie sako, ne, mes dar netidarėm statymų, bet mes tikrai tą padarysim, nors tai yra visiškai du skirtingi verslai, bet nu koks skirtumas galų gale. Mes šiandien kalbam apie rinkimus ir aš manau, kad turbūt rinkimai, jeigu taip apibrėžiant labai trumpai, nors man sakė, kad reikės kalbėti 10 minučių ir trumpiau negalima, bet aš manau, kad vyresniems žmonėm, tai kurie jau turi iš savo diržo kokius 4 ar 5 rinkimus, ir turi su ko palyginti, nors aš aišku čia matau didžiąją dalį jaunimo, kuriems tai gali būti galbūt net ir pirmieji, o gal ir antrieji rinkimai, sakykime taip, plius minus. Bet remdamasis turbūt savo tokia labiau 4, turbūt dabar aš galvoju 5 turbūt rinkimų patirtimi, spėjau, kad tai ko gero bus įdomiausias politinis spektaklis, kokį mes esame matę per pastaruosius 14 metų.
Jeigu mes turbūt 2008 metais, nepaisant visų bravūrų dešiniojo sparno, nepaisant prezidentės paramos, mes jau žinojame, kas laimės rinkimus. Atsiprašau, 12 metais. Mes jau žinojame, kas laimės rinkimus. 8 metai, aišku, buvo Valinsko šlovės metai. Ir tai, aišku, irgi sukrėtė šiek tiek turbūt establishmentą, bet irgi buvo maždaug aišku, kad bus dešinioji koalicija. Kas dabar bus 16 metais? Žinot, jeigu manęs būtų prieš metus nuoširdžiai paklausę, kas bus 16 metais, aš būčiau sakęs, man yra viskas absoliučiai aišku. Jūs žinot, kuo tu mažiau žinai, tuo tu užtikrinčiau kalbėti. Tai čia jau tokia, klasikinė taisyklė yra. Aš būčiau tikrai sakęs, kad valdžioje tvirtai išsilaikys socialdemokratai, galbūt praspirs spaudžiami progresyvesnio sparno kurią nors iš savo satelitų, tą, kuri jau prisiprekiaus įtaką pernelyg smarkiai, arba kurios lyderis ten gali truputėlį ir atsisėsti, šiek tiek pasėdėti, net jau kojas pavargo. Galbūt pasiims liberalus į kaip jaunesniosios koalicijos partnerius, kurie iš kiekvieno jų judesio jaučiasi, kaip jie nori vairuoti, kaip jie jau pasiilgo vairuoti valstybės vairo. Kad ir nuo galinės sėdynės, kad ir nuo bagažinės, bet jeigu vis tiek jie važiuos valdžios automobilėje, jiems bus labai gerai. Ir aš tai sakau ne dėl to, kad man dabar čia reikia kažkaip išsipirkti savo kaltę prieš socialdemokratus, kurie, aš suprantu, mane ruošiasi giljotinuoti po pastarųjų savaičių, kelių savaičių pasisakymų. Bet aš iš tikrųjų nuoširdžiai taip maniau, aš neįsivaizdavau, kas gali nutikti, kad šitas bastionas, šitas placdarmas, kurį savo krūtinę laikė Algirdas Butkevičius, laikė taip tvirtai, kad tikrai nuo Nidos iki Dieveniškių matėsi jo krūtinę, kad jisai pajudėtų, kad jisai pradėtų eižėti. Turėjo būti kažkokių neįtikėtinų dalykų, neįtikėtinų faktų rinkinys. Ir net kai jie pradėjo kilti į viešumą, kai pradėjo birėti ministrai, kai pradėjo atsirasti trintis tarp viso miesto skyriaus ir, sakykime, socdemų lyderių, kai prasidėjo galų gale satelitinių partijų problemos ir viskas tas krovėsi į vieną vietą ir vis tiek socialdemokratai tvirtai laikėsi to savo, sakykime, negelbėjimas rato, to savo turbūt pergalės rato arba laurų vainiko, kuris vadinasi reitingai. Vis tiek atrodė, kad niekas labai smarkiai nepasikeis, nes tuo labiau, mano galva, opozicinės dešiniojo sparno abejingumas ir nesugebėjimas suformuoti kažkokios tokios vieningos ir stiprios opozicinės linijos ir opozicinės bangos, bet ten tokių gan nesklandžių ir gan neturinčių tikslinės ir testinės erdvės pasisakymų. Aš galvoju, kad tikrai jau bent jau to ištikimojo kairiojo sparno rinkėjo, tai yra to, kuris gyvena mažesniuose miesteliuose ir jisai žino, kad Butkevičius pakėlė atlyginimus, nes vis tiek jie visi tai žino. Man tenka daug važiuoti per bendruomenės, ypatingai per mažesnės bendruomenės ir yra labai įdomu kalbėti su žmonėm. Jie visi žino, kad jiems yra pakelti atlyginimai. Ir tai yra visų pirma svarbiausias dalykas kiekvienam mažesnio miesto žmogui. Tu gali šnekėti apie korupciją, tu gali šnekėti apie skaidrumą, apie Vijūnėlės dvarus, apie intelektą ministrų, apie daug dalykų gali šnekėti, apie anglų kalbos sugebėjimus, bet visa tai yra iš tikrųjų galbūt įdomu va čia mums, aplinkui. Studijuojantiems, gyvenantiems, dirbantiems Vilniuje, galbūt Kaune, galbūt Klaipėdoje. Bet jeigu tu pradedi kalbėti su tai žmonėmis, tu supranti, kad vienas iš turbūt esminių momentų, kurie gali tapti lūžių Seimo rinkimų kampanijoje, tai yra, kuri partija sugebės su tai žmonėm kalbėtis. Ne agituoti, ne aiškinti, kokie jie bus fantastiškai nerealūs ir kaip jie pakels ar minimalią atlyginimą, ar vidutinį atlyginimą, ar sukurs darbo vietas, ar ten, nežinau, kai Eligijus Masiulis įsiveržė į Ukmergės gamyklą ir ten pastėrė darbininkai stovi tokie nuotraukoje ir jis jiems pasakoja apie oro atlyginimą, kas tai bebūtų, nes čia turbūt yra vienas iš tokių, mano galva, apskritai žiauriausių politinių pasisakymų. Orus atlyginimas. Kas tas yra orus atlyginimas? Man pasakykit, prašau, jeigu galima, kaip apibrėžimą. Bet politikai, ką? 300 eurų. Nu, gal jums 300 eurų, man gal 3000 eurų. Ir tai dar to orumo truputį trūksta. Tai va, aš manau, kad iš tikrųjų tai gali tapti vienu iš tokių svarbių momentų. Tai yra, kas su tai žmonėm pradės kalbėtis. Nes man yra bent jau akivaizdu iš 30, 40, 50 susitikimų, kad net ne apie pinigus mes turime kalbėti. Kad net ne apie darbo vietas.
kad mes turime pradėti suvokti apie tą atskirtį ir visų pirma šviesiosios Lietuvos provincijos pusės atskirtį. Tai yra su žmonėm, jie nori elementariai pagarbos. Jie nori, kad su jais pasikalbėtų, kad jiems netransliuotų, kad jiems nediktuotų, kad su jais pasikalbėtų. Ir aš apskritai sakau, kad 20 metų rinkimus laimės ta partija, kuri 17 metais pradės važiuoti ir kalbėti su žmonėm ir klausytis jų. Ir po truputėlį užmėgsti tą truputėlį didesnį ir stipresnį ryšį, negu tik tai mes tą pakelsime MMA. Kitas dalykas, kuris turbūt sakyčiau, kad man irgi buvo įdomus ir yra labai svarbus, tai yra po truputėlį prasidėjusi štai ta Lietuvos socialdemokratų partijos mūsų reitingų lyderių erozija. Ji turėjo kažkada prasidėti ir aš drįstu teigti, bet galbūt mes galėsime apie tai padiskutuoti gerokai vėliau ir aštriau ir ilgiau. Tai yra, kad tas faktas, kad jos startas, erozijos startas užtruko gerokai ilgiau, negu mes tikėjomės, negu tikėjosi galbūt tie patys politologai arba reitingų, arba rinkėjai, tai reiškia, kad matyt ir pats procesas truks gerokai ilgiau. Ir tai yra gerokai pavojingesnis dalykas socialdemokratų partijai, nes jeigu mes matom, kad ateis keli kitų mėnesių reitingai, jeigu mes ten pamatysim tą patį stabilų po lėtą smukimą, dabar yra pramušta, sakykime, kritinė tokia 20% riba, jeigu jis matysis, kad dar labiau smunka, tai tas procesas gali tęstis kaip pakankamai inertinis procesas iki pat Seimo rinkimų. Tada bus labai įdomu matyti, kokią strategiją suformuluos ir kokį atkirtį, sakykime, pabandys pateikti socialdemokratų partija. Nes turbūt yra iš įdomiausių, bent jau man asmeniškai yra iš įdomiausių iššūkių, nes kol kas matosi absoliutus pakrikimas, pasimetimas, Malinausko istorija turbūt apnuogino tai, kad nėra strategijos ir tikrai Gedimino Kirkilo balsas radijo bangose tą dieną, kai Malinauskas pasitraukė iš partijos, buvo gerokai liūdnesnis ir atrodė, kad tai yra kalbo žmogus, kuris ne tik žemę pardavė, bet dar ir paaiškėjo, kad už tą žemę jam sumokėjo baltarusiškais rubliais sukčius pardavėjas. Ir trečias dalykas, kurį aš dar norėčiau pastebėti prieš perdamą žodį kolegoms, tai be būtent partijų įdirbio su mažesniuose miestuose, be socialdemokratų, be etikos supratimo žurnalistų turbūt turi daugiau ką pasakyti šitą temą. Bet trečias mano punktas turbūt būtų buvęs tai, kas mums visiems yra labai artima ir ką Mantas irgi minėjo Facebook auditorija. Žiūrėkit, 12 metais buvo eksperimentai. 12 metais socialiniai tinklai buvo eksperimentai. Politikai ten eksperimentavo. Čia gal jau ne visai vaikų žaidimas, gal dar ten truputėlį kažkas ir gali koks vienas kitas balsas ir nubirėt, tai aš ten susikursiu profilį. Man labai patiko vis tiek kairiojo sparno profiliai, kurie buvo taip atrodo, kad iš gamyklos buvo išleisti 30 puslapių, identiškų, kurie po to buvo visi užmesti beveik. Ir pasižiūrėkit, nueikite, per LSDP, aš girdėt, kasdieną vaikšto, čia mano toksai kelias kaip į darbą yra, tai žinau į LSDP puslapį, tada einu per profilius, tada žiūriu, ir visą laiką kažką randu įdomaus. Ir pasižiūrėkit, kaip atrodo, sakykime, Seimo narių arba kandidatų buvusių Seimo narius puslapiai. Jie yra absoliučiai identiški. Reiškia, kažkurie agentūra gavo tikrai gerą užsakymą, džiaugiuosi dėl jų. Tas pats buvo su socialiniais profiliais. Aišku, visą laiką mes džiaugiamės, kad yra toks žmogus kaip Birutė Vėsaitė, kuri niekada nenusiramins ir šiandien vėl pademonstravo kelis aukštojo pilotažo piruetus. Bet per 4 metus socialinių tinklų svarba išaugo. Ir jie jau neapsiriboja, aš drįstu teikti, jie jau nebeapsiriboja vien tik tai Vilnium, Kaunu ir Klaipėda. Aš tą matau, aš matau, kokia yra reakcija, aš matau, koks yra pasiekiamumas. Jeigu politikas jau turi 20 ar 30 tūkstančių sekėjų, jis jau turi rimtai, pakankamai rimtą, solidžią, sakyčiau, tokią palaikymo komandą. Aišku, nebūtinai palaikymo komandą, bent jau reaguojančių į komandą. Turbūt Agnė Zuokienė gal prakeikė Facebooką 100 kartų po savo pasisakymo apie sumaišytus vaikus, kuris galėjo kainuoti mero postą jos vyrui. Bet kad šita įtaka yra išaugusi ir aš manau, kad jį prieš rinkimus dar labiau augs. Ir mes turėsim fantastiškai įdomią, tikrai fantastiškai įdomią rinkimų kampaniją. Tai šitų aš nebejoju ir tiems, kuriems tai bus pirmasis balsavimas jų gyvenime, tai oh boy, welcome to the big game, iš tikrųjų. Tai bus puikiai pramoga ir tai tikrai bus puikus mūsų pilietinės visuomenės išbandymas. Tai tiek turbūt pradžiai. Ačiū Andriau. Dabar perduosiu žodį Mažvydui Jastramskiui. Mažvydas nerašo haiku, nors jisai žiūri skaičius.
Ir kaip retas, kuris politikos mokslininkas, jis tos skaičius sugeba paversti ir susijęti su procesais, kurie realiai vyksta mūsų visuomenėje ir dažnai parodyti, kad už visų tų spalvų, kurias labai gražiai aprašo Andrius, iš tiesų glūdi kieti nepalenkiami skaičiai. Tai Mažvydai, paties žvilgsnis į krištolo rutulį. Tik dėl to, kad nerašau į haiku, tai čia tas haiku mano kažkaip... Haiku nerašai. Ai, haiku nerašai. Aš pagalvoju, kad į haiku žurnalą. Ne, nerašau iš tikrųjų nei haiku, nei haiku. Tai abu teiginiai, principai, teisingi yra. Ir rašau į Facebooką irgi kartais parašau, ką nors, kokį straipsnelį arba raštą, kaip komentuoja mano fanai. Iš tikrųjų, tai aš gal iš kitos pusės pažiūrėsiu, kad gerbiamas Andrius pažiūrėjo iš tokių įdomybių, ar ne, kas čia dar gali nutikti, tie tokie kritiniai įvykiai, ar tai bus įdomu. Na, dėl tų įdomybių aš nepervertinčiau, dėl to, kad labai įdomiai rinkimų kampanijai reikia labai daug pinigų, iš tikrųjų, čia yra tas dalykas ir, na, Lietuvos... Negerai, iš tikrųjų, bet Lietuvos tie biudžeto asignavimai partijoms, būtent tai, kas yra oficialiai skiriama ir ką mes galime po rinkimų paskaityti VRK ataskaitos, lyginant su kitom šalim, tai ten yra, švelniai tariant, vargo vakarienė ir labai įdomios reklamos, ten kažkokios pūlinės iš to neišlaušia. Bet gal partijų savanoriai kūrybininkai pasireikš. Iš kitos pusės Lietuvos rinkimai įdomus ir dabar pasiruošimas tuo, kad yra konkuruojama, aš tokią klišę panaudosiu, ne ideologijom, ne programom, bet kompromatais principė. Tai va, tai iš tikrųjų yra labai įdomu. Ar atsiras tai, kas JAV rinkimų kontekste vadinamas September Surprise. Taip tariant, na, jūs tikriausiai įsivaizduojat, kad jeigu kalbam apie tai, kas nulems rinkimo rezultatus, kas juos laimės, kokią koaliciją ten nusvers į vieną ar kitą pusę, tai kaip ir normaliam, sakykime, žaidime, na, kozeris turėtų būti išmetamas gale, ne? Tai iš tikrųjų šitas dalykas yra įdomus ne rinkimų kampanijos atžvilgiu, bet rugpjūčio pabaigoje, rugsėjį mes turėsim kažkokios įdomios informacijos apie vieną iš ar dvi ar kažkiek tai partijų ar politikų, kurios galės nulemti vieną ar kitą pusę rinkimų rezultatus. Galbūt pamatysim, kad viskas išmėtyta jau yra dabar. Kodėl aš apie tai kalbu? Iš tikrųjų, kalbant apie prognozes, tai labai gerai, kad šitas renginys iš pradžių buvo apibūdintas kaip būrimas iš krištolo rutulių, kažko tokio, šakėm per vandenį, ne būrimas. Man tas žino, kas yra šakės ir moka jom vairuoti ir kaip burti iš jų. Tai iš tikrųjų taip ir yra. Aš dėl to ir sutikau čia dalyvauti, kad buvo labai aiškiai pasakyta, kas bus, kad būrimas iš kavos tirščių, ne kas nors kita. Dėl to, kad realiai prognozės, tokios patikimos mokslinės, vadinkim, yra trijų rūšių. Viena iš jų yra apklausos, kuriom Lietuvoje niekas nebetiki ir nebe pagrindo šiaip iš tikrųjų, bet čia ne tos apklausos dėl to kaltas. Kitas yra toks statistinis modeliavimas, kuris Lietuvoje nėra iš principo įmanomas dėl to, kad mes elementariai turim per daug partijų ir su tam tikrais ekonominiais indikatoriais labai prastokai koreliuoja šiaip tai partijų rezultatai valdžioj. Šiaip iki šiol būdavo, čia sutiksiu su labai teisinga pastaba, kad iki šiol visos valdžios rinkimus Lietuvoje pralošė. Tiesiog, tu galėjai prognozuoti, kad ateis rinkimai ir tos partijos, kurios yra vyriausybėje, jos negaus daugiau negu 25% balsų. Tokia hiperatskaitomybė nuolatos. Žmonės labai daug reikalauja iš valdžios, lūkesčiai yra čionais, kiek gali valdžia padaryti yra čia, o kiek iškomunikuojama yra čia. Tai niekada nesusitikdavo, na, ilgą laiką tie socdemų reitingai atrodė, kad gali lemti vyriausybės perrinkimą, kai bus žiūrėsim. Paskutinis prognozių būdas yra tokias prognozių rinkos, labai įdomus, bet retai naudojamas, kai įsivaizduokit, kad yra kaip tam tikri vertybiniai popieriai, jūs investuojate tam tikrų partijų balsus, ar ne, tokia simulacija. Galite nusipirkti daugiau ar mažiau ir kuo tai yra susiję prognozė, na, tuo, kad sakoma, kad vis tiek galutiniam rezultate tas žaidimas išeis į tokią persvarą, kad daugiau bus investuojama į partijos tos balsus, kuri laimės rinkimus, ar ne, toksai common sense liktai turėtų laimėti. Šitą dalyką bandė Ajovos universitetas, iš tikrųjų nesu tikras, kaip jie ten sekėsi, bet tos prognozės būdavo paskutiniu metu, bet anksčiau prognozės būdavo gana tikslios. Dabar kalbant apie Lietuvos kontekstą. Kodėl aš, žmogus, kuris
prieš 3 metus dar bandė daryti kažkokį tai statistinį modelį, prognozuoti ir apsimesti apskritai, kad čia įmanoma. Na, aš aišku, tada daug ko nežinojau. Aišku, dabar man atrodo, kad aš dar mažiau žinau. Ir kai mes 2012 metais darėm nacionalinę rinkiminę studiją, mes turėjom ten daug klausimų. Vienas iš jų buvo būtent apie tai, kada apsisprendžia rinkėjai už ką balsuos. Retrospektyviai 60% žmonių sakė, kad jie apsisprendė seniai iki rinkimų. 20% sakė, kad jie apsisprendė keli mėnesiai iki rinkimų, tada dar 10 kelios savaitės iki rinkimų ir paskutinis 10 paskutinėmis dienomis. Dabar atsižvelgiant į tai, kad žmonės retrospektyviai yra linkę priskirti savo daugiau nuopelnų negu iš tikrųjų, kad buvo, kaip kad pavyzdžiui visą laiką po rinkiminėse apklausose būna daugiau žmonių, kurie dalyvavo rinkimuose ir visą laiką būna daugiau žmonių, kurie balsavo už rinkimus laimėjusią partiją. Tai staigiai atsiranda tokių žmonių, kurie yra linkę savo priskirti tam tikrus dalykus, kurie galbūt nepadarė. Tai aš taip įsivaizduoju, kad tą skaičių seniai apsisprendusių galima dar pamažinti iki 50. Jeigu mes imam, kad seniai, tai yra pusę metų ir daugiau rinkimų, tai realiai mes dabar esam tokioje stadijoje, kur pusė rinkėjų mano, kad jie žino, už ką balsuos, likę pusė dar neįsivaizduoja tiksliai, už ką balsuos. Jų prioritetas gali būti 1, 2, 3 partija, bet jie dar apsispręs. Už 2 mėnesių, už 4 ir taip eigoje. Tai dabar žiūrėkit, kokia gali būti prognozė ir kiek apklausos gali būti patikimas, jei mes kalbame apie tokį kontekstą, kuriame 50% rinkėjų maždaug dar nėra apsisprendę, į kurią pusę jų balsas liks. Štai pusė yra sudėtinga šnekėti iš tikrųjų apie kažkokius darbo partijos, tvarkos ir teisingumo ar kitus elektoratus ar kaip kas iš ko voks balsus, dėl to, kad tokio dalyko, kaip žinot, kaip su šakėm įbestas toks elektoratas, kurį labai sudėtinga ištraukti, tiesiog nėra. Tas šakės gali vienas išsitraukti, tam perduoti toks, žinot, šakių fakelas. Vienuose rinkimuose už darbo partiją, kituose už liberalus, trečiuose galbūt žmogus ir neateis. Prognozė vyksta dabar. Įvykiai, kurie vyks, šitus pusę metų darys tą prognozę. Ir iš tikrųjų mes galėsim šiandien paburti, kurios partijos yra geresnėje pozicijoje, kurios yra blogesnėje, dėl to, kad tie pasirinkimai vis tiek priklauso tam tikros kelio priklausomybės, sakykime, ar ne? Pavyzdžiui, tokia grupė Lietuvos rinkėjų kaip toks prosovietinis, sovietinės nostalgijos elektoratas, jau jiem būtų sudėtingiau įpiršti konservatorius ar liberalus. Jie galbūt rinktųsi, sakykime, iš socdemų, tvarkos ir teisingumo darbo partijos. Yra žmonių tokių, kurie apskritai nei vieną, nei kitą pusę. Ar kai mes kartais klausiam, čia kitas toks kriterijus, tai tokia kairės dešinės skalė, kurias visi žinot ir kurios politologai visą laiką labai nori ir raudoja, kad nėra kairės ir dešinės, partijos nekonkuruoja programom ir idėjom. Aš jau apraudojau prieš tai irgi, tai aš jau faktiškai į save referuoju ir iš savęs jaukiuosi šitoj vietoj. Jei mes klausome apie kairę ir dešinę Lietuvoje, trečdalis, daugiau dar žmonių, iki 40% nežino, kur save padėti. Kitaip tariant, žinot, yra liniuotė, tu jam duodi, sakai, čia yra centimetrai, sako, aš nežinau, kas tas centimetras. Tiesiog. Bet situacija yra tokia. Dar maždaug iš tų likusių geras trečdalis, dar iki 40% save pozicionuoja per centrą. Tokių rinkėjų, aš jų nevadinu nei tvarkos ir teisingumo rinkėjas, nei darbo partijos rinkėjas, nei kažkas kitas, tai yra, ką netgi ir vakarų akademinė prieiga sakytų, kad tai yra independent voter. Tai yra nepriklausomas rinkėjas, kuris priklausomai nuo vienų ar kitų veiksnių gali balsuoti faktiškai galbūt net ir už bet ką. Mes jau turim labai daug. Bet be abejo, prognozę mes pateiksim ir netgi su konkrečiais skaičiais ir sudalyvausim totalizatoriui. Iš tikrųjų, aš galiu prognozuoti taip, kaip jūs norite. Tai kiek kažkas turi kažkokių tai norų ar nuomonių, tai gali prieiti prie manęs ir pasakyti, kaip aš turėčiau prognozuoti. Ta prognozė bus lygiai tiek pat pagrįsta, kiek ir mano ekspertė. Ačiū. Zadanija man, kad duotų kas duotų. Taip, ir bet kas gali duoti zadaniją. Iš tiesų mes jau grįžtame prie tų laikų, kai astrologai būdavo samdomi ir be abejo suvokdavo, kokią ateitį jie turi išburti.
Ir mane stebina, iš tiesų, Mažvydo toksai grįžimas prie astrologijos ir praeities būrimo, dar galėtume iš paukščių vidurių, aišku, burti. Tai klasikinis metodas, bet manau, kad tai slepia iš tiesų paskaičiavimus, kurie paskui atsiskleis Mažvydos skiltyse su nenugalima logika ir parodys, kad mes visi vis tiek klydome ir kad jis nuo pat pradžių viską numatė. Rimvydai, nežinau, kaip patį pristatyti dabar, bet tai, kad esi signataras, jau to niekas nebeatims. Kad esi pats kandžiausias žodžio kišenėje neieškantis ir šmaikščiausias signataras, ko gero, irgi nepaneigiama. Tai prašau. Tai ką man belieka pasakyti? Gal paklausti, kas yra rinkimai? Rinkimai yra tas pats, kas meilė ir vedybos. Vadinasi, tai nėra protos sritis, o Mantas Adomėnas sukvietė mus, kad mes protingai paaiškintume, kas yra meilė, santykiai, barniai ir taip toliau. Mes, Lietuvos žmonės, šiaip jau nepriklausomai nuo to, kad gyvenam šiaurėje, esam labai karšti. Pas mus nuo meilės iki neapykantos vienas žingsnis, visi rinkimai tą parodė, daugiau ar mažiau. Aišku, pastarieji 3-4 rinkimai parodė, kad vis dėlto Lietuvoje atsirado tam tikras kiekis žmonių, kurie gyvena kaip šeima. Nusibodo vienas kitam, nekreipia dėmesio, bet ir scenų namuose nekelia. Tai politikam ir politiniam partijam toks rinkėjas, aš manyčiau, yra pats geriausias ir siektiniausias. Antras dalykas, tai dėl to yra labai sunku prognozuoti. Prognozuoti yra sunku ne tik dėl to, kad apklausos neteisingai rodo. Aš manau, kad jos pakankamai teisingai rodo, bet mūsų rinkimų sistema yra mišri, ar ne? Tai apklausos galim daugmaž parodyti, kiek kuri partija paims procentų. Bet tie procentai tai yra pusė Seimo. Galų gale neaišku, kiek atkristų procentų, kaip jie ten dalysis ir taip toliau. Jau mes turim 2 paklaidas vienoje vietoje. O dabar suprognozuoti, kaip pavyzdžiui, šiemet įvyks rinkimai Kauno apygardose ir Vilniaus apygardose, kur konservatoriai pakeitė laimėtojus į, tarkim, mažiau žinomus Lietuvoje žmonės ir kaip ten jie laimės ar nelaimės, turbūt niekas negalėtų, ne pati Kasandra to nepasakytų. Tai, kaip čia sako, velnias slypi detalėse, o tų detalių yra labai daug, o viena iš tų detalių, bent jau stebint Facebooko valstybę, tai yra tokia, aš matau labai daug entuziazmo. Susimovė Malinauskas Facebooko valstybėje šventė, sekmadienis beilės paskelbiamas, jau socialdemokratai krito. Trečiokas prisimelavo, jau jiems šakės ir taip toliau. Kad ir kaip būtų keista, gali būti, kad visi tie dalykai kartu sudėjus Adomėno šakių socialdemokratams visiškai nereiškia. Kodėl? Gali būti dėl tos pačios šeimininės rutinos. Bet yra ir kai kurie kiti dalykai. Mes vis tiek, nepaisant to, kad jau Mantas paaiškino, kad pas mus nėra dvinarė sistema, o daugiau 7-narė arba netgi 39-narė, tai kairiųjų nesėkmė nereiškia, kad balsai perbėgs į dešiniųjų pusę. Kur jie perbėgs, vienas velnias težino. Kaip apskritai dvinarė sistema paskutinį kartą suveikė turbūt 1996 metais, kai po didelės persvaros LDDP staiga atėjo didelė konservatorių ir krikščionių demokratų tuomet buvusi atskiruose partijose persvara. Dabar viskas persiskirstų ir ką? Kuo mes galėtume remtis? Kad pirmiausia vienas skaičius, į kurį visi entuziastai kažkaip tai nekreipia dėmesio. Daug kas kalba apie jaunimą, jaunimas ateis, pakeis ir taip toliau. Nepakeis. Kodėl? Todėl, kad per 4 metus Lietuva paseno. Rinkėjų šiemet senesnių palyginti su 2012-aisiais bus, nežinau, 5, 7 ar net 10% daugiau negu tada. Kodėl? Todėl, kad kasmet Lietuvoje gimsta 11 000 žmonių mažiau negu miršta. Dar pridėkim išvažiavusius ir mes turime šiemet dar senesnį rinkėjų negu 12 metais,
dar labiau senesnė negu 8 metais ir dar labiau senesnė negu 2004 metais, aš jau nekalbu apie 92-uosius, 6-uosius ir 2000-uosius. Tai šie rinkėjai iš principo, kad mestusi į politinės aistras ir šokinėtų ir labai keistų, tarkim, socialdemokratus, jeigu jie už juos balsavo 3-4 rinkimus arba PAX, arba tą pačią darbo partiją, yra labai sunku tikėtina. Taigi aš sakyčiau, kad valdžia nebus geresnė. Variantas yra, kad ji bus blogesnė negu yra dabar. Ar visada, ar tai, kad ji yra blogesnė arba maždaug tokia, čia jau reiktų rautis paskutinius plaukus, barstytis pelenais ir taip toliau. Ne visada tokia pat valdžia reiškia patį didžiausią blogį. Kodėl? Todėl, kad mes galim palyginti tai, kas atsitiko praėjusiais metais Lenkijoje. Buvo Lenkija turbūt pažangiausia ES šalis, išvengusi krizės. 8 metus valdė liberalai ir staiga visa valdžia pereina į vieno žmogaus iš esmės rankas. Demokratija tebėra, bet yra totalitarinė demokratija, konstitucinio teismo nebėra ir taip toliau. Ar jūs norėtume tokio varianto? Nežinau, jūs nenorit ir 5-7 partijų valdžios, arba kiek čia 4, tai yra blogai. Jeigu bus taip pat kaip dabar, tai ko nebus? Nebus realių reformų, nebus proveržių, nieko naujo nebus ir mes į 2020-uosius ateisime, kaip kažkada mano laikais akademikas Vilkas sakė, kaip nuogi į dilgėles iššoksim. Reikėtų, kad būtų reformos tam, kad būtų 1-2 partijos. Bet jeigu viena partija, Lenkijos pavyzdys rodo, kad jie ne reformų keliu eina, o kaip tik siekia vienvaldystės. Kitaip sakant, eina Lenino keliu visa valdžia taryboms, o tiksliau sakant, vienai partijai ar vienam žmogui. Ar Lietuvoje gali įvykti toks atvejis kaip Lenkijoje, pavyzdžiui, kad irgi tai būtų? Gal irgi pasirodys juokingas, kaip šiandien vienas mano oponentas rašė, bet visiškai tokio varianto atmesti negalima. Ko mūsų spektre, šitam daugybės partijų dar trūksta, tai stiprios tautininkų partijos. Tai yra tautininkų, kuris sėdėtų ant visų mūsų fobijų, visų draudimų, neapykantos Europai, neapykantos visiems kitokiem ir panašiai, pradedant pabėgėliais ir baigiant gėjais ar dar kom nors. Ar gali tokia partija atsirasti? Iš tų tautininkų, kurie yra, kurie loja tam pačiam Facebooko kampelyje kažkur, tai tikrai ne. Bet kandidatas Karbauskio partija tikrai gali būti. Kai ten įstojo dar ir mano buvęs dėstytojas Jovaiša, supratau, kad jie eina teisingų kelių. Ir vienintelis dalykas, kuris gali juos suvienyti, tai yra draudimai ir tautininkiškos idėjos. Ar gali jį paimti visą valdžią Lietuvoje? Prie dabartinio išsidėstymo, politinių jėgų, prie dabartinių meilių ir neapykantų, bei taip pat šeiminių santykių, kalbant apie žmonių santykius su politikais, tikrai ne. Bet jeigu į Europą ateis dar 2 milijonai pabėgėlių, jeigu Didžioji Britanija išstos iš Europos Sąjungos, jeigu Rusija paskelbs dar kur nors vieną karą ir pradės kariauti ir apskritai vyks šitoje žemės dalyje chaosas, visos mūsų prognozės, tiek racionalios, tiek jausminės, gali netekti visiškai jokios prasmės ir žmonės tada balsuos kaip išėję iš proto. Apskritai žmonės ekstremaliais atvejais balsuoja labai įdomiai. Paskutinį sakinį pasakysiu, kuo skiriasi 90 metų balsavimas nuo 92 metų Seimo rinkimų balsavimo. 90 metais į Seimą išrinko žmonės, kurių vidutinis amžius buvo 43 metai, o vidutinis mokslo cenzas buvo tarp universiteto diplomo ir mokslų daktaro diplomo.
Jau po 2 metų tauta išrinko 63 metų vidutinį Seimo narį, tai yra 20 metų daugiau. Ir mokslo cenzas buvo pagal tarp technikumo ir universiteto kažkur per vidurį. Technikumas tais laikais buvo turbūt kaip dabar kolegija, bet dar žemesnis lygis. Kitaip sakant, keičiantis tam sanklodoms, keičiantis pavojaus laipsniui, žmonių balsavimas smarkiai keičiasi. Ačiū. Ačiū, Rimvydai. Na va, dabar prelegentai išsakė savo pozicijas ir dabar yra žodis jums. Ir tai įneš dinamizmo, ne tik žodinė tokia prasme, bet ir fizinė, nes reikės ateiti į priekį, kad gautumėt mikrofoną. Nes kitaip visi tikrai nepajėgs jūsų girdėti. Ir todėl, laukdamas, kol ateis pirmieji kandidatai kalbėti ir kels rankas, rodys kitaip savo pasiruošimą, aš pats noriu pasinaudoti tokią moderatorius jūs primė noktis ir užduoti klausimą visiems prelegentams, kurie dabar tarpusavį kalbas ir manęs visai neklauso. Kaip jūs atrodo, gal vis dėlto šie rinkimai turi tam tikrą vilties spindulėlį ir, pavyzdžiui, gal mes bet matysime tokį 10-mečių ciklo pabaigą. Tai, kas prasidėjo prieš 10 metų, tai yra Pakso ir Tvarkos ir Teisingumo partijos. Ir kad šie rinkimai galbūt jau sugros paskutinį Mendelsono maršą šiems garbingos politinėms jėgoms. Kadangi aš neatsimenu tiksliai kada, bet prieš mėnesį, man atrodo, rašiau komentarą, kurį norėjau iš pradžių pavadinti Rolando giesmė, bet po to pagalvojau, kad aš per mažai suprantu apie literatūrą, kad imčiau tokias analogijas ir tiesiog parašiau viso gero Rolandai. Tai iš tikrųjų, lyginant, sakykime, tas dvi partijas šitoj vietoj, kurių situacija, įmant 4 metų perspektyvoje, tikrai ir tuos pačius reitingus žiūrint nėra pati geriausia. Mes galime pasižiūrėti, Paksas gavo 14 balsų, dabar jau jų tas reitingas sumažėjęs iki kokių 7, o Darbo partija, visą laiką pas jūs būdavo tokie šuoliai viršų apačią, bet vėlgi, lyginant su to, kaip jie 2012 metais pasirodė, tai dabar tikrai yra pas juos ganėtinai prastai. Plus, jeigu mes pridedam tai, ką čia ne per seniausiai pono Vlado Gaidžio žiūrėjau duomenis, kuriuos jisai ir ten, buvo straipsnis, ir labai man įsiminė, aš suvedžiau 2 dalykus. Kiek žmonių sako, kad balsuotų už Tvarką ir Teisingumą ir Darbo partiją, ir antras dalykas, kiek iš tų, kurie sako, kad už juos balsuos, yra pasiryžę ateiti į rinkimus, nes tai yra 2 skirtingi labai dideli dalykai. Ir Darbo partija yra sudėtinga dėl to, kad ten nuosne kas trečias, tai žmogus, kuris į reitinguose sakytų, kad už juos balsuoja, ateis. Bet su Darbo partija yra toksai dalykas. Kuo jie skiriasi nuo visų prieš tai tų naujų gelbėtojų ir jėgų, to, kad jie sukūrė labai stiprią struktūrą ir organizaciją, kurią, jeigu paprastus skaičius išreiškus, tai jie stovi vienam laiptelį su socdemais pagal tai, kiek jie turi narių, apie 20 000. Tiek neturi nei konservatoriai, nei to labiau liberalai. Aišku, tai yra susijęs su daugeliu dalykų ir su to, kad ten labai aiškiai pavadinime užkoduota, kad jie yra įdarbinimo partija ir kaip aš čia ne per seniausiai lyginau apie narystę, tai jie vienintelė partija, kur jeigu tu nuo jų išrinktas ir užėmė politinės pareigas, tu turi 10% savo atlyginimą sumokėti į partijos sąskaitą. Ne viena iš kitų Lietuvos didžiųjų partijų neturi tokio dalyko. Bet ta organizacija jos patems, ne per seniausiai vienas žvalgininkas šioje diskusijoje sakė, kad Facebookas 20-30 tūkstančių jau yra kažkas, ar ne? Jeigu narystė yra 20 000, faktiškai užtenka, kad kiekvienas iš tų narių atsivestų po tetą ar dėdę, ar draugę, ką nori, ir padaujant iš 3 gaunus 60 000, su tiek tu jau gali galvoti 5% paeiti. Tai tokie šeiminiai dalykai, klientelistiniai dalykai jos gali ištemti ir ten tokio nuoširdaus už jos balsavimo, kad aš remiu štai jų politiką, ten ministrus kažkokias ir taip toliau, aš manau, yra nedaug.